įdomi tokia statistika, kad nuo 1996 iki 2024 metų porų turinčių seksą bent kartą per savaitę skaičius nukrito nuo 59 iki 49%. Ir šiandien 31 procentas porų ieškančių terapijos seksualinį nepasitenkinimą nurodo kaip pagrindinę problemą. Tačiau tikroji problema ne statistika, o tai, kad pora apie tai nekalba. Vienas kenčia tyliai, kitas nežino, distancija auga, o naujų veiksmų, ekrano prieš miegą, chronišką nuovargį, dopamino išeikvojimą prieš 20 metų tiesiog nebuvo. Ir šiandien ir tas Tikrai stresas, ir sekso mažėja. Tai vat įdomu, žinai, jau iš tavo grinai praktikos, kiek porų tikrai Lietuvoje gyvena be sekso? Ir apie tai net nekalba. Bent trečdaliui porų seksas yra rimta problema. Kokią labai keistą tendenciją pastebėjau pastaruosius 2 metus. Anksčiau tai būdavo, kad pas mane ateitų moteris ir sakytų, man reikia žymiai dažniau, o mano vyrui viskas gerai, mes gražūs santykiai, mes nesipykstam, mes gražiai gyvenam, ten 10-20 metų, bet jam ten, kartą į mėnesį, kartą į 2 savaitės, arba kartą į savaitę, o man ten kas 2 dieną, kas 3 dieną, žodžiu, žymiai daugiau, ar ne. Tai anksčiau tai būdavo labai reta, aš turėdavau tokį atvejį, 1 į metus pas mane. Dabar kažkas nutiko pastaraisiais metais, aš gal čia tiesiog sutapimas, nes taip gali būti, bet pastaraisiais metais aš turiu, per mėnesį kartais 2-3 atvejus, kai merginos, moteris man rašo ir sako, kad mes norim ateiti pasikonsultuoti. Viena iš pagrindinių mūsų problemų, kad man reikia žymiai dažniau, vyrui nebereikia. Reikia, bet retai. Ir aš tikrai žinau, kad jis kitų neturi, jis ten dažnai būna namie, jis ten į komandiruotės nevažinėja, mes ten turim bendrus telefonus, pasvardus, viską, žinau, kur jis būna, kur jis važiuoja, taip toliau, aš ten jį trekinu ir panašiai, jis kitos neturi. Čia ne tai, kad meilužė problema, nes, gali kilti iš karto toks įtarimas ir dažniausiai tokio įtarimo nėra. Ir aš kol kas neturiu atsakymo, kas čia per fenomenas prasidėjęs, ar ne? Žinai, man tai... Bet kad seksas problema, tai tikrai daliai šeimų tai yra wow problema. O nėra, gal dabar čia tiek seksistiškai iš mano pusės gali nuskambėti, jog aš vėl bandysiu čia taikyti į kažkokias kategorijas, vyrai, moteris, bet, pripažinkim, kad pastaruoju metu moteriška lytis, nekalbu apie tą lygybę, ten atlyginimų, taip toliau, tai yra visiškai normalu ir tas turėjo senai būti ir lygios teisės turi būti bendram gyvenime visiškai vienodos. Ir tas po truputį vyksta, situacija gerėja. Bet tas moterų noras kartais dominuoti, daryti viską pačiom, žinai, garsiai kalbėti apie tai, kad tu gali viską pati, vyras nereikalingas. Ar nėra taip, kad šiek tiek pamina vyriškumą ir jeigu vyras pradeda jausti santykiuose tą, moterų klaida yra manyti, kad vyras emociškai yra nesubrendęs ir vyrų emociniai dalykai nenumuša seksualinio poreikio? Gali būti tai, kad jeigu vyras jaučia, kad moteris pradeda šeimoje viską galėti pati ir vyras toksai tampa, nebereikalingas, jis nebejaučia seksualinio potraukio moteriai. Ką tu palietei, labai aštrus ir įdomus kampas, žinai, ar nėra taip, kad vyrukai, kai merginos vis daugiau viską aš pati, kad jis pasijaučia poroje, šeimoje, toj ląstelėje, ar ne, toks, nereikalingas, ar mažiau svarbus, ar ne? Yra kai kurie tyrimai, kurie sako, kad tai gali veikti vyrų savivertę. Pasitikėjimas savimi ir tą tokį vidinį tarsi reikalingumo jausmą, nes ne visiems, vyrai labai skirtingi. Vyrų yra daugybė tipažų. Jo, vyrų yra daug tipažų ir kai kuriem iš jų tikrai yra tas momentas, kad man labai svarbu jaustis reikalingam poroje ir šeimoje, ne tik kaip, tiesiog, kad dviese linksmiau ar pigiau butą nuomot ar dar kažką, ar ten, nežinau, paskolą mokėti dviese pigiau, bet aš taip pat reikalingas, kaip kažkoks, nežinau, ten didvyris šeimos gelbėtojas, herojus ar dar kažkas, ar ne? Tai šito, tu teisus, mažėja, nes merginos ir moteris iš tikrųjų jos vis labiau tampa, jos, ta prasme, Lietuvoje mano žiniomis pradeda dominuoti universitetus. Dabartiniais dešimtmečiais labai matosi, kad universitetuose visur pradeda daugumai profesijų su labai retom išimtim merginos vyrauti. Jų dauguma, ar ne?
nei blogai čia, nei gerai, bet principas toks, kad porų ir šeimų susidarimui ateityje tai tampa šiokia tokia problema pagal tyrimus, nes merginos visada ieško savo vienodo išsilavinimo partnerio arba su aukštesniu išsilavinimu ir socialinė padėtim. O gaunasi, kad dabar mes visuomeniai turim ir ateityje turėsim labai daug išsilavinusių moterų, bet vis mažiau ir mažiau išsilavinusių vyrų. Ir bus vis mažiau ir mažiau iš ko rinktis. Ir vis mažiau iš ko rinktis, ar ne? O merginos, ieško, bando, ten paskui kai kurios net depresija serga, ateina, skundžiasi, guodžiasi, kaip man tą surasti ir mes ten bandom visaip kaip pakelti jos savivertę ir panašiai, kad, tu nenuleisk rankų, tu tikėk savim ir panašiai. Tai dabar grįžtant prie to aštraus tavo kampo, taip negalim tiesiogiai teikti, bet padaryti prielaidą, kad galbūt tai įtakoja, pagal kai kuriuos, ką aš esu matęs mokslinius tyrimus, galima. Nes kai kuriem vyrų tipažam, jiem tikrai labai svarbu toks, kad aš kažkoks labai toks ypatingas, fainas, neatstojamas, reikalingas, manęs labai laukia, mane labai myli ir taip toliau, taip toliau. Žinai, va čia prie pastabų ir kritikos dar yra tokių kelių, gal sakyčiau, frazių rinkinys, kuris kartais gali ir įžeisti, bet tuo pačiu galbūt ir gali būti pasakytas neapgalvojus. Ir ką skaičiau, irgi čia bus aštrus kampas, atrodytų santykiai puikus, gal vyras ir dominuoja. Įsivaizduokim taip, vyras gerai uždirba, gal geriau, viskas ten tvarkoj, jisai galima sakyti, gerai jaučiasi, bet, pavyzdžiui, dėl tam tikrų priežasčių, kalbant apie seksualinį gyvenimą, moteris kartais pasakys ten, nežinau, gal vyras ilgą laiką neinicijavo sekso pirmas. Jisai irgi laukia, kada moteris bus seksuali, moteriška, ten galbūt paims kažką, tai, žinai, parodys norą užsiimti seksu ir taip toliau. Ir to sekso nėra ir tada moteris sakys, man reikia vyriško vyro. Arba vyras sakys, aš norėčiau moteriškos moters. Kaip tokį priekaištą, žinai. Arba jeigu tu padarytum tą, tai gal aš tada tą, žinai. Ir va tokios neapgalvotos frazės. Kaip tu galvoji, čia jau yra ta riba, kai jau yra tikrai blogai santyki, ar tos frazės yra, tokios nereikšmingos ir reiktų į tai nekreipti dėmesio. Va tokie pasakymai vyriškas vyras, moteriška moteris, liks tokių priekaištų, nes čia gali būti ir kaip pažeminimas, žinai. Ta prasme, kam tu esi tada su manim, jeigu tau reikia kažkokio kito vyro, ne manęs. Arba tau reikia kitos moters, kuri čia raitytųsi, žinai, tai kam tu esi su manim? Tu teisus, ta prasme, dažnai tai tampa įžeidimu, bet ne visada. Jeigu santykis saugus, jeigu santykis sveikas, jeigu ten yra geras ryšys ir ne vieno poreikiai nėra pažeisti, abiejų poreikiai yra patenkinti, žodžiu, jie gyvena tokį darnų, artimą ir geram ryšį gyvenimą, tai iš tokių pasakymų gali kitas kaip tik sureaguoti, pamatyti, o gal kažkas po to slepiasi, gal jam kažko trūksta, gal čia kažkas, gal pasikalbam, pasijuokiam, tai gali virsti humoru, tai gali virsti gilių pokalbių, tai gali virsti nuostabių vakarų su arbata ir pokalbių ten 5 valandas apie praeitį, ateitį ir tokių gilių susijungimų, po kurio gali sekti ir seksas ir taip toliau. Taip ir čia, tokie pasakymai, ar ne, iš principo aišku, kad tai nėra gerai, bet jeigu kartais mums kažkas išsprūsta, neapgalvotai, nepamatuotai, ar ne, ir taip toliau, tai aišku, sveikam santykiui iš to nekils kažkokių ten skandalų ar neaiškumų, nes kitas pamatys, kad čia kažkaip įdomiai pasakė, gal po to kažkas slepiasi, paklausiu, pažiūrėjau, nes jie bus saugus, jie viens kitą klaus, jie nebijos. Matau, kad tu linksti prie tos saugios. Kaip tu galvoji, kiek saugių yra tokių santykių, apie kuriuos tu dabar kalbi? Nedaug, turbūt kokia kas 5 pora. Gerai, tai kas 4 pora, kai tai išgirs, tai jie šiek tiek kitaip reaguos, ar ne? Taip. Kaip spręsti? Išgirdau, bet aš nesu saugiuose santykiuose. Tai man čia yra alarmas, ar čia... Nes tai, ką tu sakai, aš puikiai suprantu, bet tokių kalbančių, racionaliai mąstančių, saugių santykių, tikrai reta, kurie atsisės ir pasikalbės ir iš to nekils konfliktas. Kaip įžeidimas, žinai, nes gali atsisės, pakalbėti ir sakyti, eik tu, ir iš karto pro duris, žinai, bam, užtrenks, išeis ir viskas, žinai. Smagu, kad pažiūrėjote šį trumpą klipą iki pat pabaigos. Todėl kviečiu visus pažiūrėti pilną epizodą štai čia arba ieškokite nuorodos aprašyme. Iki.